ir einam pridarytus nuostolius taisyti. Kur žaltys pripainėja. Ką aš laukiu kibimų. Valgyti, pasivaikščioti, eiti grybus užuvis nekim. Miškas didelis. Nu, kad tuščia, nulis. Toks jausmas, kaip lydeka ką būtų. Sveiki žiūrėjai. Na ką, atvažiavau į Linėlį, į pirmą sektorių, bet kaip išvažiavau iš Mažeikių, taip iki pat Linėlio į Lijo ir atvažiavus dabar kol kas neatrodo, kad greit raminsis. O tik pataikiau, galėjau daug bent kokį pusę valandos bent susiruošti. Nu, bet kas yra gerai, kad pirmam sektoriui ir pavėsinė, tai bandysim pavėsiniai pabiškai ruoštis, palapinės pastatysiu vėliau. Tai kad bandyti susimesti meškerius ir susirasti taškus. Kažką bandysim daryti. Nu, žodžiu, kiek jau žiūrėjau internete, tai rodė, kad iki 2-3 valandos gal lyt. Dabar turim kažkur po 1:15, tai dar teks pasikankinti su to lietum. Nu, bet nieko, net cukriniai tesam, kaip nors ištversim. Svarbiausia meškerę susimesti, o paskui jau lauksim, kol nustos lyti, sustatysim palapinės. Tai va, tokie dalykiukai. Bandysiu eiti, paaiškinimas žiūrint į sektorių, tai panašiai jau galvoju, net jau esu sugalvojęs, kur žvėjuosi. Aišku, mes esu ir ankstesnėse video, kitų žmonių videose matęs, kaip jie bando gaudyti. Tai kas yra gerai, gali net iškart parodyti, kad pirmajam sektoriui ten čia ir va toks sieklius. Ir dabar šitas įmesiu dar nuotrauką šitais, čia prieš kokius 2 mėnesius įmetė Linėlis sektorių ribas, kiek galima tempti į priekį, kiek į šoną, tai atvažiavę jūs pirmą kartą, tai jau nepersitenkit, tai įmesiu nuotrauką, dabar jau turėtumėt matyti ir kad nežiūrėt kaimynų sektoriuose ir su kaimynais nesipykti. Tai va, nes pas manęs, kaip suprantu, va čia visur, nu tos vietos iki ten ir 90 metrų ir nu ten į tą pusę aš galiu mesti tik tais 40 metrų. Tai va, tai nepersitinkit, kad nebūtų paskui problemų. Na va, tai tokios tokelės. Bandysim eiti kažką gaudyti. Aišku, mes pirmą reikia kažkaip bandyti susitampyti daiktus. Reiks bandyti kažką į pavėsinę, kažkokią dalį daiktų susitinešti, kad galėčiau pradėti ruoštis pašarus. Ir viskas. Ir bandysim gaudyti. Tikiuosi, pasiseks kažką pagauti, jums kažką parodyti. Tai va tiek. Nu bent rytojaus dieną rodo be lietaus, saulėta, bus iki 22 šilumos. Tai tikiuosi bent rytoj bus gražesnis oras ir galės pasidžiaugti gamtos malonumais. Na va, tai tiek, einu ruoštis ir to neužilga viską pamatysit. Na va, tai kol čia lyja, reiks kažkaip bandyti pasidaryti pašarus. Tau pasidarysiu ir nustos. Tai kas šį kartą bus naudojamas? Tai bus naudojamas tos pačios kepinėlių skonio 20 mm. Kažkokią dalį aš jau su korda puselėm paskaldysiu. Paskui taip pat su vėžiagyviai sardinė. Tai paskui, aišku, tų 24 mm nepjaustysiu, paliksiu, kad vis tiek tų karšių ir nemažai, tai paliksiu tą dešrų skonių boilius nepjaustytus, supilsiu 24 mm, kad biški stambesnis pašaras būtų. Iš granulių, tai tas pačias karpo paletės,
Spice Fish smulkios paletės 2 mm. Paskui Halibuto paletės ir Premium Select. Šį kartą iš daugo palečių visokių primaišysiu ir pagardinsim to pačio amino likvidu. Ir viskas. Į atskirą kibirą darysiu grūdinę kultūrą, tai 4 sėklų miksą, kanapės bus ir tigrinis rieštas. Tigrinį rieštą nesmulkinsiu, dėsiu cielus tigrinius rieštus. Tai va, tai einam ruošamės ir bandysim kažką gaudyti. Aišku, dar nepaminėjau, kai įdėsiu 9 sėklų mikso vieną pakuotę. Nu va, pašaras baigts. Pašarą baigiant lyt nustoja, galėsite greit taškų susirasti. Tai va, bus toks reikaliukas. Kažkokia dalis boilių ir susmulkintų. Kažkokį celų, nu, vanduo vis tiek jau pašilęs ir niečia baisiai smulkins. Nu, į grūdinę kultūrą. Atskirai ir viskas. Į grūdinę kultūrą nieko nepyliau. Tai va, tai. Einam bandyti, ko nelyja, ieškoti taškų. Na va, tai taškus kaip jūs susiradau jau visus, bet baisiai lyja, tai apie taškus biškai papasakosiu vėliau. Tai masaliukai būtų tokie, pavadėliai 20 cm, aišku, čia dugnas ir minkštesnis. Tai bus pašarinis boilis ir braškė čia. Paskui bananas braškė. Šitais va šitais. Ir paskui mangas vyšnė. Viršūnėlė popiks. Tai jau bus va čia va. Su pašariniu boiliu. Pradžiai bandysim taip startuoti. Į pavakonės dėjau tos pačias briketus žuvies skonio. Tai su pava nieko nekeičiu, darau taip pat, startuoju taip pat, o su masaliukais matysim. Tai va, tai einu užsimetinėti, o kai nustos lyt, bandysiu papasakoti, ką įsirenkau iš taškų. Biškėlį vėliau, nes buvo nustoję lyt ir vėl pradėjo lyt, žodžiu, dar kol kas tas lietus niekaip nepaleidžia. Tai va, tai ką, einu mestis ir pakalbėsim biškėlį vėliau. Na, tai meškeris sumestas, nors lyja, einam greitai. Gal mikrofoną nik neodės. Papasakosiu apie pasirinktus taškus. Matysim, šiokius tokius radau. Bandysim kažką gaudyti. Tai pirmasis taškas, pirmoji meškerė ištesta ir užmesta ten. Grinai už 65 metrų, antroji meškerė ir užmesta už 83 metrų ten, nefiksuoju ten į sėklių, šitas per vidurį taip, o šitas kažkur čia taip, ir trečioji meškerė už 40 metrų į dešinę, ten ir gylis 4,8 metro, ten nepasakiau 1,5 ir ten palikau biškį, nenorėjau pat sėklių mesti, palikau 1,8. Nu, bet čia irgi sėkliai skaitos, tai va, tai tokie taškai. Tai dar pasikartosiu, tas yra už 65 metrų, tas už 85 metrų, o ten tas pats dešinysis yra už 40 metrų. Link 8, kaip čia skaitos, link 8B sektoriaus. Tai vat. Na va, tai
lyja. Matysim, laukom greičio, nesulauku greičio pirmojo kibimo ir kad greičiau lytus nustotų. Tai va, tokie dalykiukai. Kažko daugiau. Nėra ką papasakoti. Bandysim gaudyti. Tai va, sektorius, va, jeigu čia galiu parodyti, va, šitas ten namelis. Sektorius platus. Kas jau nesat buvę, tai čia vietą palapiniai pasistatyti. Vietose tikrai daug. Tai va. Gerai, kad čia buvo ta pavėsinė. Bent išgelbėjo mane, nes čia būt reikėjo statyti palapinę. Ir žodžiu, būt reikėjo arba per lietų ruoštis. Bet pavėsinė išgelbėjo. Nu, tokie dalykai. Na ką, tai einam laukam. Ir matysim, ar pavyks ką greitų laikų pagauti, nepavyks. Ten net matosi iš viršaus šitais va. Tas sieklius šitais va. Šitais va. Tas sieklius matos vanduo šviesesnis va toje vietoje va. Ten ir sėklų, net kitur, net 1,2 m. Reiks paskui matysim, jeigu rytų saulė šios reiks droną pakelti. Gal kokią karpį išės pamatyti. Tai va, tai ką, laukam, kol nustos lietus ir gal pavyks kažką daugiau pafilmuoti, daugiau kažką papasakoti. Na va, šiaip ne taip viską sustvarkėm. Lyt nustoja. Mačiau pirmą karpį šuolį per visas tas 3 valandas. Dabar kiek čia tvarkiaus, plius minus kažkaip, gal 3 valandų nėra. Atvažiavau, buvo po pirmos, dabar ir... nėra, 2 valandos su biškiu. Tai va, tai vieną karpį šuolį mačiau. Nedidelis, nu, bet ženklas geras, reiškia sektoriui žuvies ir. Tai palapinės susistačiau, dabar galėsit ramiai atsipūsti, pagulėti, pagalvoti, ką darysiu. Jeigu nekips, ką reiks išgalvoti, ką reiks naujo pasiūlyti, karpiui, ko nėra matęs, kad apgauti, nu matysim. Šiaip oras vis tiek neblogs, šilts, lietaus padavė, nulyjo. Manau, vis tiek turėtų karpiai būti aktyvūs. Tai va, o taip, nu matysim. Lauksim. Žvejyba toks ir yra dalykas, kad reikia laukti. Tai vat. Dar apie konkurso dabar nugalėtoją šios savaitės. Tai pakalbėsim biškį vėliau. Papasakosiu, kaip kas, kur kame. Ir tokios tukelės, laukam pirmųjų kibimų, gal bus greitai ir išvažiuos, būtų va. Tai vat, laukam. Tikėkimės, kad mano pašarai padaryti karpiam patiks, viskas patiks ir sulauksim kibimukų. Tai va, turėti jau nebelyti, viskas jau turėjo nueiti, rytų turbūt saulėta, vis gražu. Ir betrūksta, viskas yra liuks, bet trūksta pirmųjų karpių kibimų. Tai vat, tokie dalykiukai. Šį kartą palapinę pasistačiau arti meškerių, jeigu įdomu galiu parodyti. Tai kad bėgti būtų arčiau. Atbėgti, tai vat, viskas yra čia. Stovi, viskas gražu. Meškerės laukia pirmųjų kibimų. Nu, tuo pačiu ir aš. Tai va. Tai bandom sėdėti, bandom laukti. Kolegos iš 8A irgi metasi meškerės kaimynai. Na, žiūrėsim. Jisai vėjas pučia į mano sektorių, tai irgi geras ženklas. Nu, žodžiu, nė prie ko prikipti. Oras geras, šilta, kad kažkas. Jeigu kažkas nepatiks, tai vadinas, kažkas nepatika gal su kokiais pašarais ada kažkom, bet taip tai oras yra idealus karpių žvejybai. Ne per daug karšta, ne per daug šalta. Orai daugiau mažiau kelias dienas pasilaikė tokie. Tai, manau, turėtų karpiai judėti. Tai ką, laukam. Na va, tai
žodžiu, kol kas tylu ramu. Tai jau ir netoli 9. Tai bandysiu biškį dar su masaliukais paeksperimentuoti šią naktį. Tai keisiu vieną tą, dėsiu dešros skonios 24 mm pašarinį ir 16 mm popiką kalmaro skonios. Paskui ant kito paliksiu kepinėlio skoniaus ir monster krabo popiką. Ir ant trečio taškelio vėžiagyviai sardinės ir braškė bananas. Ir matysim. Bandys tokius reikaliukus, žiūrėsiu čia biškį pasižiūrėti, kas čia geriau dirbs. Tai va, dar ko jau nebuvau paminėjęs, kad linelė esu buvęs vieną kartą žvejojęs, bet žvejojau 4 sektoriui prieš kelis metus ir buvau pataikęs ant šaltų orų, berods buvo balandžio pradžia, tai naktį net į minuso gavom. Tai naktį, kiek buvo kibimų, tai daugiausiai sulaukiau naktį, pagal bendrai 3 karpius, 2 naktį buvo ištraukti ir 1 dieną. Na, bet visą laiką, ta pirmoji para ir sunkiausia, kad reikia prisikviesti žuvį savo taškus, kad ateitų. Bet, tikiuosi, kad šią naktį turėtų pajudėti. Reikaliukai sutems ir tikėkime, kad karpis ateis pasimaitinti. Tai va, tai eisiu dabar persimesti ir lauksiu naktinio kibimo. Chebrytė turim pirmą kliovą. Einam traukam. Kažkas. O kažkas pareina. Į sekliuosios dalies, kur gilis 1,2 m. Bet pagal traukimą tai nemanau, kad didelis bus. Bus vidutinis sportininkas. Tik ant sen tiesiai tas šakas. Tik neužkabink mano meškerės trečios, būtų labai fainiai. Bandyti nutrauktis. Gal praėjo. Ne, užkabinai trečią žaltį meškerį. Gal baisiai nesupainė. Kas ten, amūrs, što li? Jo, tai toks neblogs atrodo. Na, amūra kaip visada. Sveikatos netrūksta. Užkiba ant dešros skonę pašarinę ir kalamarą popiką. Tik čia daug pakytis. Palauk. Nenorama. Tai baisiai. Jau daug užtepsiu, o. Viskas. Pasidarysim keletą nuotraukų. Tiksliau parodysim publikai, kokiu linėlį žuvų ir kas jau nėra buvo žvejojęs. Aš linėlį amūrą pirmą kartą pagavau. Nesu dar buvęs. Aš mes antrą kartą žvejoju. Gal reikės pasverti, taip atrodo tikrai neblogs.
įsijunga prūžiką. Aba. Tuoj. Aba. O, koks gardičkis. Gražus. Nu ką, eisim, manysim pasverti ir paleisim. Nu, 12 kg, 200 gramų. Maišas yra nulins iš prietų kartų. Ten galbūt skirtis 100 gramų, dėkim 12 kg. Tai jau, einam. Paleidžiam draugėlį atgal. Ir einam pridarytus nuostolius. Ano, taisyti. Kur žaltys pripainėja. Nu, bėk. Tiek spardės, kaip vis laik. Spardos belė kiek, o kai reik plaukt namo, pasibaig. Na, plauk. Jeigu nebijau. Pasibaigė. Na, plauk. Privalgiai dešros boilių, dabar gali varyti ilsytis. Nu, kur tu išeini? Va, atsigavo. Storulis, nuliuks. Pirmoji žuvis yra. Lauksim sekančių dabar karpę. Tai kas dar vienas į minusas, kad mano laivėlį, kaip čia ir nesusijung normaliai su palydovais. Tai visi taškai dingo. Tai reiks bandyti kažkaip atrasti, jeigu aš atrasiu taip šitais. Kažkaip su prožektoriu palei krūmus. Tai vat nežinau, kaip bus. Nu, bet kaip nors. Nu, kaip sakė, laukom sekančių kibimo. Einam, žiūrėt kažkas pipseno, bet nebe pipseno. Ui. Pabandom pasižiūrėti. Arba kažkas nedidelio. Arba nieko. Nieko. Tuščia. Nu, naktis rami, realiai. Po to mūros daugiau nieko. Buvo vėjai sukilis, gan nemažas. Reiks eit bandyti persimesti. Ir bandysiu susižymėti per naujų taškus, nes vakar, kai persimetinėjau nakčiai, žodžiu, visi taškai buvo dingę. Tai dieną dar panašiai mačiau, kaip užsimesti, o naktį jau tiksliai buvo sunku. Tai man atrodo, kad ant tos meškerės, kur kiba, esu pagal idėją, man atrodo, kad esu kairiau per daug nutempęs. Tai, žodžiu, į tas įtakos gal turėti, kad taškas nebe tas pats, pakrypiau kažkiek į kairę pusę. Ryšys ir baisiai. Ryšys prastas, na, bet
niek nepakeis. Susijungsiu mažiau su 16-15 palydovų, bet susijungi ir, žodžiu, dings taškai visi. Pradeda rodyti ten 150 metrų. Tai va. Yra biškėlį va tas minusas. Nu, bet dieną tai drąsiai gali taškus atsimenu, kur žvėjau panašiai, bet vat naktį ir sunkiai, bet spėti. Pataikyti tą patį tašką. Nes pagal ką orientuojus naktį nelabai bandžiau su prožektoriu pasiartinti, matyti tus krūmus ten, kur pagal tus krūmus metu. Bet. Vis tiek kažkur, kaip aš įsivaizduoju, numečiau labai į kairę pusę. Nu, žodžiu, einam ruoštis, persimėsim ir matysim. Tai labas rytas. Na va, tai apibendrinkim šio naktį. Tai naktis buvo rami, jeigu ne tas vienintelis amūras užkibęs. Aišku, galbūt, kad davė įtakos, kad ne į tą patį tašką pataikiau, nes, kaip minėjau, naktį persiminant ant meškerės, kažkas buvo su laiveliu, su ryšiu. Žodžiu, palydovų tai 30, tai 15, 14, 13 rodė ir, žodžiu, mano visi taškai buvo dingę. Tai naktį sunkiai ir orientuotis, kur panašiai galbūt. Aišku, nuplaukdžiau, bet vis tiek tas nuplaukdymas buvo 9 metrus ar ten 10 metrų į šalį nuplaukdžiau. Tai, žodžiu, gal tas rodiklio davė ir todėl naktį daug gal kibimų neapsilaukė, bet naktį buvo ir vėjas pakilęs. Aišku, mes šiandien bent jau saulėta, matysim. Tai, žodžiu, duo meškerės persimečiau. Pataikiau panašiai tus taškus, kur ir žvėjojo tada. Užsižymėjau, nu, atrodo dabar buvau jungęs į laivelę, atrodo dabar viskas stabiliai laikos, nebekraičiai palydovų skaičius prisijungimo. Nes taip, tai sakau, nesu taip matęs, iš 30 į 15, iš 15 į 30 taip žiauriai buvo ryšio trukdžių. Tai va, tai da, ko vakar pamiršau da paminėti apie konkursų nugalėtoją. Tai konkursų nugalėtojas yra šį kartą 25 kg plus karpis, kurį pagavo Tomas, tai Tomas sveikinam. Tomo jau nusiusti įsteigti topų žvejys prizai. Ir, aišku, mes nepaminėjau, pagautas Ilgio ežere prie Druskininkų. Tikrai nuostabus karpis. Tai laukiu jūsų nuotraukų, siųskit, žvėjuokit, būkit gamtoj, dabar kaip tokia situacija pasaulyje ir tai karai, tai da kažkas atvažiuoja į gamtą, tą įtampą numalšinti, tai tikrai paukšteliai čiulba, relaksuoji ir atrodo gyvenime kuo daugiau bereikia. Atsijungi nuo visų darbų, nuo visų problemų. Tai va, tai laukiu jūsų nuotraukų, siųskit ir gal po savaitės ir jums nusišypsos laimė ir laimėsit. Siūskit belė kokio dydžio žuvis, nežinosi, gal tą savaitę ir kilograminis koks karosas laimės. Siūskit belė kokias, savo didžiausias pagautas žuvis dėkim. Ir nebūtinai, kad ten tur būtent didelis, o gal tą savaitę bus mažiau kažkokių didesnių žuvų, gal jūsų žuvis bus dėkim koks karosas ar lydeka bus kokia pagauta, kilograminiai, gal tą savaitę bus tas trofėjus, nežinosi, čia irgi tokia biškelė ir loterija. Tai va, tai būtų tiek ir, o aš laukiu kibimų. Jau nuobodžiai daros. Iš ryto dar turėjau svečių, mėgau, prasibūdau, užspiegė čia stirnos, o gal kas esat buvę girdėję, kaip stirnos spiegia, tai žiauriai nemaloniai iš miego prasibūdau, netoli kažkur čia nuo mano palapinės gal kokie 15 metrų 20, ką užviegė, blem, kai akis stačias iškart. Tai vat, tai, oi, su tom stirnom nesibaida, eina arti žmonių. Tai va, tokelės. Tai sėdėsiu, lauksiu,
Toliau. Eisiu, bandysiu droną pakelti, nors aš mes bišk bijau dėl tų ryšio trukdžių. Nu, nežinau, dabar atrodys normaliai su laivėliu buvo. Nu, gal dronų nepaskandinsim, tikiuosi. Bet vis tiek, reiks bandyti kelti. Nu, kas nerizikuoja, tas šampano neger. Reikia gražių vaizdų pagaudyti kokį nors. Nuskrist pažiūrėti, tam sėkliui matysis, gal aš mes įvėjotą dieną vėl šiandien, nors tas vėsinai visą naktį buvo visą naktį svėjota, tai nieks eilė čia daugiau mažiau nepasikeitė, tas pats. Tik gal šiek tiek ryte nurimo kažkiek, minimaliai. Tai vat, tokios žinios. Nėra daug ką be pridurti. Dar galiu papasakoti, kad pakeičiu masaliukus, dėjau visus popikus, vėl lengvus išbalansuoju, lengvus kabliukus, bandysiu vėl žiūrėti ant popikų, matysiu, o apie popiko skonį dabar nieko nepasakosiu, matysiu, jeigu ant kažko pagausiu, tai to popiko skonį pasakysiu, o jei ne, tai praleisim gamtui, pamiegosim, pavalgysim, pamiegosim ir važiuosim namo. Tai tiek. Tai einu pasižvalgyti, pasivaikščioti, eiti grybus su žuvis nekim. Miškas didelis. Tai va. Laukam. Gal kažkas sujudės neužilgo. Na va, kol kas kažkokių žinių papasakoti neturiu net ką. Kibimų nėra, buvau pakėlęs ir iš ryto droną, sekliai jam taškė, gal jau bus ir įkėlęs, jau bus matę video į seklaus taško. Jokį judėjimą, 0 žuvų. Galvoju, gal dar saulė normaliai nuo to paviršiaus neišildė, toks vėsus oras nuo ryto buvo, galvoju, gal dar neatplaukė. Nuėjau, pavalgiau, numiegojau porą valandų ir dabar šitas po pietų ir iš tikrųjų labai šilta ir jeigu nevėsti, čia žiauriai šilta būtų, bet pakėliau vėl droną, nuskridau ir vis tiek taškas tuštas. Realiai, nesąmonik neatplauktų ten pašildyti tą sėklių. Toks jausmas, kai būtum atitverts nuo telkiniaus ir pastavęs į sektorių žuvis netein. Taip žiauriai įdomiai. Nesuprantu. Vakarį tų šuolių mačiau. Šiandien nei tų šuolių matos, nei nieko. O kas pasikeitė, kas čia nepatink, nesuprantu. Nėra aišku, nes, aš neskau, kad tam sėkliui ten turbūt milijonus žuvų, bet 2-3 karpiai plaukiot, kažkur, vis tiek metras, 20 metras, 30 metras gylis, kažkur plius minus ir net plaukt, pasišildyti, nežinau, dienos metu. Sakau, kad toks jausmas, kad būčiau atitverts nuo telkiniaus, nieks pas manęs į sektorių nebeatplauk. Tai čia įdomiai, ar čia kokiam antram sektoriui, ar nežvėjuoji, koks įsiplėtęs baisiai, nes kitiem metražas tas taisyklės negaliuoji, užtver ir labanakti viskas, gali kokočiai atsisėdęs, žuvis nyks ir dingsta. Tai va, čia aš nežinosi, man tas tokie spėjimai, nes nelogiška, kad ne vieno karpio nebūtų sėklių atplaukė pasišildyti. Ir dar koks į pliusas, kad vėjas pūti mano sektorių. Tai tų karpių vis tiek iš toliau, kaip ir pas jas buvęs pastebėjęs, kad dėkim palei su vėjų kartu pareini karpis. Karpį atpūt su vėjų kartu į tą krantą, bet, kad tuščia, 0. Persimečiau šitas, palikau, dasidariau biškį pašarą, daug nesidariau, nes sakau, jeigu gal čia naktį, gal kokį vieną, jeigu da pagausi, viskas, bet sakau, kad kažkas į mane patink čia. Taip įdomiai, atrodo vakarį tų šuolių buvo visko, šiandien nei tų karpių, nei tų šuolių, nei, žodžiu, nieko. Taip, sakau, žiauriai įdomu. Kas čia nemi ir kodėl pas manęs sektoriui žuvės nėra. Nes pas manęs yra jau pats tas kampinis sektorius. Ir čia maža kas su tais užmetimais, sakau, kad kitiem tie, sakau, čia ir kažkoks šansas, kad ir mane ir pridarė čia. Ir žuvies ir negaunu. Tai vat, tokios žinios.
čia pas manęs. Matysiu, gal dar naktį kažką, gal naktį vis tik per dieną būsiu biškį išėręs tus taškus, bus to pašaro laisvos ir gal kokį vieną antrą gal da pavyks pagauti, arba iš vis bus va 0. Ir viskas. Tokie dalykiukai. Nu nežinau, matysim. Daugiau kažko naujo, tokio, va, kažko neturiu ko papasakoti. Laukam. Kaimynską kažką trauktų iš 8A irgi nemačiau kažką trauktų. Kitų sektorių nematau, nes čia aplinkui daug medžių. Toks esu užsprausti kampą. Nu nežinau, matysim. Žodžiu, laukam. Nu, atėjo ir šeštadienio vakaras, tai nieko daug nebenufilmavau, paskraidžiau biškį su dronu, pažaidžiau, vos nepraganiau, nes čia biškį su to, kaip buvau sakęs, su ryšiu biškį ir jau reikia atsargis tokiam elektroniniam tokiam dalykam. O taip tai, kol kas tylu ramu, buvo, tai šnekėjom irgi apie antrą sektorių. Ta antras sektorius irgi turėjo naktį vieną kibimą, bet neištraukė. Tai vadinasi, žuvis tikriausiai nėra aktyvi, kaip buvo atvažiavęs, kaip atvažiavo penktadienį, kaip galvojau, kad čia ir oras normalus, ir nulijo, ir turėtų vis tiek žuvį patikti, bet reiškia kažkas nepatinka. Kas suprašė, kad viena man nekiptų, tai gal kažką ne tą darau, bet kad nekimbi ir kaimininiam sektoriam, tai kažkas yra, vadinasi, su karpio aktyvumu negerai. Na va, tai meškeres persimečiau, nakčiai, dedu viltis į naktį, gal dar bent kokį vieną ištraukti, jeigu pavyktų būti gerai. Ši žvyba sunki, baisiai sunki, nieko nein baisiai suvėliuoti. Aišku, turėjau vieną kibimą ant kairiosios meškerės iš kairiojo taško, bet pavažiavo ir atleido. Tai nepasikirto ar dar kažką, toks įdomus labai kibims. Na va, tai sėdėsim, lauksim toliau. Daugiau kažko pakomentuoti nėra ką. Aišku, buvo vėl pakėlęs dronas, gal trečias kartas nemeluos, bet žodžiu, ne vieną karpį nemačiau. Tai vat. Peliukai vaikščiai, gyvatės plaukioja, o žuvės nematyti. Tai va, tiek. Tai laukam nakties ir gal pavyksim kažką naktį daugiau parodyti. Gal sujudės dar pasne naktį žuvis. Turim kažką dar iš ryto, jeigu išeis ištraukti. Nes eina tiesiai į žolynus. Žodžiu, viniuojus meškerės. Besiviniuojant meškerės, tą paėmiau į rankas ir iš rankų pradėjo plėšti. Buvo tokių variantų. Bet man atrodo, karpis bus. Vieną meškerį susipakavau dešiniai pusėje. Ėmiau kairėje meškerį ir tik pradėjau vyniuoti, žiūrau, kažkas yra. Pradėjau iš rankų tempti. Ką čia tokį turim?
Man atrodo, kad amūras. Gal kol kas nelabai suprantu, kas šį per. Toks jausmas, kaip lydeka kabūt. Raudė įspjovė šitais laukan. Nesuprantu. Lydeka ir yra, nebloga lydeka. Eik tu savo. Nu da gyvenime neteko lydekos ant boilios pagauti. Yra tokia nebloga, gan sakyčiau. Reikia imti graibštą. Bandyti įsitraukti. Lydekos nekim, bengisko lydekos. Karpiai nekim, bent lydekos. Tai teisė, man atrodo, pačiupo, tik pradėjau traukti. Oba. Nu, čia tai gera lydekėlė. Man atrodo, kad lydekos rekordas mano bus. Tai va, hebrytė. Video pabaigsim su lydeka. Tai reiks pervadinti. Kai užvadinti video reiks lydekų ir amūrų žvejybą. Tai va, toks krokodilas. Oba. Per visą matą. Beveik. Nu, nesispardyk. Aš mes būtų įdomiai pasverti, bet nenoriu ilgai kankintinos, nes jau svarstyklės įsidėjau į vidų. Na, bet ant boiliaus dar nesu buvęs pagavęs lydekos. Jo, ant prikranto, kai buvo gavau amūras, bet žiūriu, raudį negyvo įspjovė. Tai jau tada supratau, kad jau ne amūras. Tai o hebra, kokia mamytė. Kūdo, bet ilga, tai čia tokios nesu buvęs pagavęs. Aplamai lydekos. Žiauriai ilga. Bandysim gal eit pasverti tokį monstrą. Kuo tu sugalvojom boilių valgyt boilius? Ana, gal man atrodo, netyčiom paėmė. Na va. Tokie tie laimikiai mūsų šios žvejybos. Tai būtina reikia pasidaryti šitą lydeką nuotrauką. Tai turim 6 kg ir 90 gramų. Bet anus ilgis gan ilgs ir ana ir kūda. Nieko realiai doro nevalgius, bet yra ilga. Tai realiai jeigu turėčiau metrą, tai būtų drąsiai metras arba aplink metrą, bet tikrai ilga lydeka, sunkiai per telefoną išduotą vaizdą. Paleidom šitą gražuolį. O, kokį. Opa. Ir nuplaukė. Graži mamytė. Nu, dar ant boiliaus neteko pagauti. Tai va, šitais tokia žvejyba mano šio savaitgalio. Nepagavau to, ko norėjau, bet ką padarysi? Reikia ir tokių žvejybų. Negali visą laik sektis. Tai vat.
Tai kaip matote, palapinės irgi nebėra. Tai viskas įvyko greitai. Tai va, chebrytė. Tokie reikaliukai. Mano žvyba. Viskas jau pasibaigė. Viską jau susidėliau, beliko tik meškerės, matas. Ir važiuoti namo užteks. Naktį jokio pajudinimo nebuvo. Tyliai. Na, bet ir šitais, ir amūrs lydeka irgi užkibo tvarkingai į lūpą, tai vadinas boilį čiupo. Negal sakyti, kad ne, bet aišku, netyčia tikriausiai kokiu mailiu bečiupdama ir to pačiai boilį paėmė. Ir pasikirta. Bet kas man įdomiausiai patiko, kad aš tą meškerę tų momentų, kai ėmiau ir bišk patraukiau ir tų momentų čiupo. Va, tas įdomiausiai, kaip su žiotum, su blizgeriais, kokiais vobleriais pradėjau traukti ir tiesiai į lūpą. Bet taip įdomiai, lydeko ilga, bet tokia kūda matos, kad pilvė nieko neturi. Jeigu būtų normaliai, stabiliai pavalgius, tai Ana drąsiai 7 kiliukus turėtų sverti. Drąsiai, jeigu normaliai pavalgius, bet tada kažkokia kūda buvo labai. Dėl to sakau, kodėl 8 mačiau, kas vaidė spiningą, tai bandė medžioti lydekaitės. Na va, draugai, mėly. Atsisveikinu. Kažkas buvo prašęs apie laivelį parodyti, bet kaip reikia prisijungti, kaip viską, bet kad pradėjo lyti, einu greit ruoštis daiktus, kol nesušlapo. Ir, stengsiuosi parodyti kitą kartą, o jeigu neturi galimybę palaukti kito karto, labai daug ir apie Bautmaną, jo valdymą, labai daug ir YouTube'ai informacijos galite rasti ir pasižiūrėti ten. O taip tai stengsiuosi kitam video parodyti jums, kaip reikia prisijungti ir kaip reikia viską valdyti. Tai tiek. Tai su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit konkursas, siųskit nuotraukas. Laukiu jūsų laimikių nuotraukų. Tokių va šitas lydekų. Aišku, ne vien lydekų, įvairios žuvies. Tai iki greito, chebryte.